Nėra namų be dūmų, o Žemės atmosferos be aerozolių, kurie gali būti ir naudingi, ir kenksmingi. Bakterijos, grybelių sporos, žiedadulkės, dykumų dulkės, anglimi kūrenamų elektrinių dūmai bei automobilių išmetamosios dujos. Visa tai ir dar daug kas yra aerozoliai. Juos būtina pažinti, kadangi jie veikia ir klimato kaitą, ir mūsų sveikatą. Todėl visai pagrįstai šių metų Lietuvos mokslo premiją pelnė ir aerozolių tyrėjai. Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslininkai Vidmantas Ulevičius, Kęstutis Kvietkus bei Darius Čiaburnis. Kai kurios aerozolio dalelės, turinčios juodosios anglies, turi ir šildomąjį efektą, sugeria dalį saulės šviesos. Aerozoliai veikia ir mūsų sveikatą. Ir būtent veikia per tai, kad nusėda plaučiuose ir gali patekti į mūsų ir kraujotaką. Į kraujotaką gali patekti nanodalelės, kurios dabar labai plačiai yra tyrinėjamas ir vertinamas jų poveikis sveikatai. Dar prieš 100 metų aerozolių daleles gamindavo vien tik gamta, joje vykstantis procesai bei organizmai. Pateiksime tik vieną pavyzdį, liudijantį, kaip puikiai yra subalansuota mūsų planetos biosfera. Vienas didžiausių šaltinių natūralių yra vandenynai ir būtent planktonas, kuris generuoja organinės aerozolio daleles, generuojama dimetilsulfitas, kuris atmosferoje gali virsti aerozolio dalelėmis. Ir netgi planktonui tai yra viena apsauginių priemonių. Jeigu planktonas yra aktyviai veikiamas saulės spinduliuotės, nėra debesų, tai planktonas gali padidinti jų išmetamas dimetilsulfito koncentracijas ir tokiu būdu gali susidaryti debesis. Anksčiau aerozolių gamybos lyderiai buvo vulkanai. Jie išmesdavo į atmosferą daug mažųjų dalelių. Pastaruoju metu sparčiai auga žmogaus indėlis, vadinamas antropogeninė tarša. Todėl svarbu nustatyti teršimo šaltinius ir daleles, jų įtaką mūsų sveikatai, gamtai bei klimatui. Ji netokia ir maža. Mes naudojame šiuo metu dinaminius fizikinius metodus, kurie tiesiogiai išmatuoja dalelių dydį ir koncentraciją. Ir mes galime nustatyti dalelių pasiskirstimą